Na ką, einam iki Obelijos piliakalnio, čia davažiuot, kaip pasakyt, nežinau, visur privatu aplinkui. Čia pravažiavau per laukus tokius, žemėlapyje kaip ir kelias yra, bet čia leistis žemyn jau nebenoriu, nes kaip ir čia nelabai kur nusileisi. Einam pėsti. Jo, kažkoks panašu, kad čia pėsčiųjų kelias. Yra takelis. Gerai, kad aš čia nesugalvojau važiuoti. Nu, ežeras gražus. Čia yra Obelijos ežeras. Lydekinė kažkodėl vadinama. Gerai. Einam toliau. Iki Zaramčiškio piliakalnio. Ką man rodo? O, jisai tiesiai nerodo. Rodo, kad važiuočiau per tą privatininką. Bet mes einam pėsti. Einam toliau. Čia tiesiai kokie. Nežinau, apie kilometras gali būti. Einam, pažiūrėsim, gal į tvorą atsiremsim. Na, Obelijos piliakalnis. Stovėk toliau. Vis tiek dar pasimatysime, eisiu atgal. Ja, einam toliau. Zaramciškių piliakalnis. Jisai yra privačioj valdoj. Visur yra ganykla, valdo privatininkas. Vykimas yra labai paprastas iš vienos pusės pro Obelijos piliakalnį. Takelis užvirtas. Nu, čia biškelė šuneliau. Kaip žiemą nosis bėgo, taip ir dabar bėga. Kame nereikalas, nežinau. Lauke 15 laipsnių. Labai komfortiška temperatūra. O, štai ir priėjom. Privati valda turbūt. Nu, ką daryti? Praėjimas. Yra praėjimas. Gerai. Einam. Ką mums žemėlapis rodys? Kur mums reikia eiti? Aha. Nu, ten kažkur reiktų eiti. Gerai, einam čia. Jeigu čia praėjimas. Va yra varteliai. Blemba, gal aš ten galėjau tada pro jį ir važiuoti. Nesupratau, praėjimas. Ir viskas. Ai, va, yra. Gerai. Matyt, ganosi gyvuliai čionais. Nu, jeigu tokiu ūkiu užsiema ir taip daro, tai labai gražu iš ūkininko pusės. Nes kai važiavom su sūnum aplink Baltiją, tai pavyzdžiui Danijai, visur, kur yra laukai, ūkiai visokie, netgi per tvorą padaryta tokia trikampė kopėtėlė, kad perliptum per tvorą. Nieko nesutrukdęs. Gyvuliai sau gaunasi, tu per tvorą tokia rampa padaryta. Gyvuliai neina, o žmonės gali eiti.
Nes kaip ir takas yra. Nuo jo dar kokie 600-700 metrų randasi Zaramciškių piliakalnis. Galima bandyti iš kitos pusės važiuoti pro ūkininko, privatininko teritoriją, bet šituo atveju reikia susisiekti su juo, galbūt jis įleis. Aš to nepadariau, aš važiavau pro Zaramciškių dvarą. Tenais pro patį dvarą nevažiuokite, yra keliukas biški toliau. Galite per pievas davažiuoti iki Obelijos ežero ir pakrantę pro Obelijos piliakalnį pasieksite Zaramciškių piliakalnį. Jums pastos kelią tvoros, ganyklos, bet matyt ūkininkas žmogus tvarkingas, jisai palikęs yra vartus, kuriuos, aišku, uždarykite išėjai praeidami, nes matomai ganosi gyvuliai. Aš kai buvau, gyvulių nebuvo, bet vartelius visus atidariau ir uždariau tvarkingai. Aišku, su juo susisiekta nebuvo, bet manau, kad ir vertėtų. Informacijos apie piliakalnį interneto platybėse praktiškai nėra. Čia dar kaip ir ant žemėlapio kelias, takas, atsiprašau, yra. Tai turėtų pasibaigti. Tada man reiks tą kryptimą eiti. Bet ten jau matau laukai išlaižyti. Gali būt, kad bus gyvūnų. Susitiksime. Kas einam, viskas gerai. Kaip suprantu, takas iki šito krantelio. Šito krantelio, šito upelio, o po to kažkur tenai reikia. Nueina. Upeliukas. Gerai. Laukai. Oi, čia kelias kažkoks kažkada buvo. Nu, čia ko gero. Ne tiek kelias, kiek tiesiog ūkininkas važinėja savo reikalais. Nes tokią teritoriją prižiūrėti yra ką veikti. Be traktoriaus, nu niekaip. Niekaip. Kas čia? Tvora. Och, tu velnis. Akurat. Ir tu čia nepraeisi. Žmogau. Nepraeisi. Nu. Mums reiktų ten eiti. Kaip surasti tą ūkininką,
nesinori pykti su žmonėmis. Noris būti kultūringu. Ten kažkur kelias eina. Nu, bent jau takas ar kažkas taip nurodyta. Ką čia šok per tvorą negražu? Aš aišku galiu, bet ar tai bus gražu? Manau, kad ne. Nu, čia jau daskrisčiau su dronu, čia jau nebetoli. Lygiai va už šito va miškelio yra šitas piliakalnis. Nežinau, kur čia. Einu ten, pabandysim gal. Koks kelias ten sueina ar kažkas tai. Būtų kokie varteliai, kažką atsidarai gražiai nuėjai. Aišku, čia visokių tų žmonių yra, bet nu, piliakalnis yra valstybinės reikšmės objektas. Taigi jo turi būti davažiavimas, daėjimas. Gal davažiavimas ne, bet daėjimas tai turėtų būti. Kiek nuėjom, tiek grįžti reikia. Tikiuosi, šunys čia nepradės lakstyti. Štai ir piliakalnis. Och, tu velnias, dar viena tvora. O, va ten vartai. Ai, kaip man šitas nepatinka tokia tvarka. Aišku, jeigu čia piliakalnis. Einam, pažiūrėsim. Kažkur toliau jis turėtų būti. Pagal šitas takelius išmintus, čia kažkas ganas tikrai. Kažkokie gyvuliai. Na, turiu pabandyti palipti. Kažkaip turiu įtarimą, kad čia ir yra šitas piliakalnis. Jo. Va. Nes piliakalnio papėdėj. Oi, kad čia sunku.
Jo. Urvai. Nu, ką ir mes išvysim anapus. Jo. Čia yra Zaramciškių piliakalnis. O, kaip jums Zaramciškės. Oi, čia kažkoks kelias eina. Ir vartai atidaryti. O aš nežinojau. O va, turėjom davažiuoti va ten. Iš tos pusės. Nu. Gerai. Pasidarom nuotrauką. Ir ko gero reikia į ten. Per tos vartus ten išeisim. Jo. Žymeklį pamirškite. Tokio dalyko čia nėra. Čia nesuprasi, ar čia privatu, ar čia ne privatu. Tvoras, vartai. Viens ten gyventojas, kits ten. Kaip privažiuot, kaip išvažiuot. Nežinau. Tai vienu žodžiu. Tikslas pasiektas, dar reikia susirasti savo Priusą ir kažkaip tai išvažiuoti šitų užtvarų. Kas čia matysis čia? Bandom. Gerai. Tai jūs, gerbėmieji, čia nevarykit į Zaramciškių piliakalnį. O tu Zaramciškių piliakalnį būk sveikas. Tvertas iš visų šonų, kažkaip tai gal ir galim davažiuoti, nežinau. Skaitykit informaciją, tenais daugiau būna prašyta formos šituose piliakalniai LT. Būna daug informacijos. Nu, aš nusprendžiau patikrinti. Aišku, aš tikrinu, prieš tai važiuoju, po to galvoju. Nu, žmogiška. Tai va, būkit sveiki. Būk sveikas piliakalni.